pasidėjus atrama ant kojos, ant šlaunies tiesiogiai ir tarp menčių padėjus delną, spustelti 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Svetimkūnių neiškritus, vaiką versti atsargiai aukštielniką ir uždėti 2 pirštus ant krūtinkaulio spenelių lygyje ir krūtinkaulio link stuburo paspausti nuo 1,5 iki 2 cm gilumu. 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu šiuo atveju vaiko nebepajėgėte išlaikyti ant rankų, prisėskite, persimeskite vaiką kniūbsčią ant kojų ir 5 smūgius tarp menčių. 1, 2, 3, 4, 5. Ir jūs tokiu būdu pašalinsite sėkmingai svetimkūnį. Tik nepamirškime, niekad nekratykime vaiko už kojų, nes mes galime per 2 vietas sulaužyti kaklo slankstelius, mes galime sužaloti smegenis, mes galime suplėšyti trapes, galvos kraujagysles.